Labas vakaras. Norėtume pradėti nedidelį renginio atidarymą. GCE project started in 2000 and is organized by the French town of Montrouge, and we get involved with one city in each country of European Union to promote young talents in contemporary art. Šiandien čia be jokios abejonės talentingiausi visos Europos arba didžiosios jos dalies jaunieji kūrėjai, menininkai. Nebus taip, kad visa paroda kažkam labai patiktų. Matyt, bus darbų, ties kuriais išsiskirs nuomonės, kuriems vertinimai bus labai skirtingi. Bet esu tikras kitame, kad turbūt šitą parodą nepaliks nei vieno abejingo. Šiais metais skirtingai yra tai, kad atranka į Bienalę buvo daryta ne tik Klaipėdos apskrityje, bet ir skelbta visoje šalyje. Tai sulaukėm 140 paraiškų, iš kurių specialiai tam projektui atrinkta komisija atrinko 8 autorius, kurie atstovauja Lietuvai šiame renginyje. Vertinant technikas, priemonės, kūrybinę išraišką menininkų per tuos keletą metų, galime pastebėti, jog jaunieji menininkai iš tiesų yra novatoriški, drąsūs ir Europos mastu kalba labai panašia kalba, arba tiksliau reaguoja į aplinką labai panašiai. Jiems rūpi tos pačios temos, jiems rūpi tie patys klausimai, jie svarsto ir analizuoja įvairias globales, socialinės problemas. Viso projekte dalyvauja 72 menininkai iš 9 Europos šalių. Lietuvai, kaip jau minėjau, atstovauja 8, tai klaipėdietis Rodion Petrov pristato tapybą, Severin Čerauskaitė instaliaciją, Ieva Bertašiūtė Grosbacha pristato videomeno kūrinį kartu su instaliacija. Instaliacija bus galima pamatyti išimtinai tik tai Klaipėdoje. Taip pat bus galima išvysti brolių Gataveckų piešinius, Dariaus Šidlausko instaliaciją, Renata Vinskevičiūtė, Greta Grandaitė ir Lina Albrikienė. Trumpai taip suskaičiavus, per pastaruosius 4 kartus, kuomet vyko Bienalė, pristatėme apie 40 jaunųjų kūrėjų Europai ir šiemet džiaugiamės tikrai dideliu pasiekimu. Tai yra Linos Albrikienės Grand Prix, didžiausių įvertinimų, kurį skyrė tarptautinė komisija. Kūrinys atspindintis būtent šitą baltiškąją patirtį, sovietinę patirtį ir galbūt būtent dėl to jisai buvo taip labai teigiamai įvertintas.